Ačiū. Žemaitijos prezidentu. Būsimo. Žemaitijos valdžia. Čia instalėlė ir literatūriškai. O iš krepšio, kad jūs traukėt žemaitiškai ir bandysit pritaikyti. Jo, prašau. Čia. Slinkis. Jo, bandom, va čia kur gal panašiai rašyti. Tingus. Taip. Galim padėti čia. Jo, bandom vėl. Krupis. Mes mažu vardu sako, maukėt iš čia krupę. Tai matas veigas. Arba Bet jis man nepatarinėkit. Staibis. Staibis. Taip. Staibis. Ne, čia dėlius apsakymai. Aš manau, kad tai yra blauzda. Labai teisinga galvoja. Gerai, ačiū. Ašuoklis. Nu tai ašuoklė, tai kas beliko? Liko Serventa. Beje, yra toks žmogus, jo pavardė Serventa. Tai galėsit pavežti pravardę, ašuoklis. O dabar čia mes turim žodynų paskirų. Iš tų žodžių reikia sudėti labai gražų žemaitišką pasakymą apie pačius žemaičius, kokie mes esame. O, bandysim. Tas irgi ir žodys. Žemaitis yra užsispyręs kaip ir aš. Žemaitis, užsispyręs ir spirs debesim. Minutė. Kaip gali būti? Labai ačiū už galimybę pasėdėti. Žodžiu, va tokie dalykai, meno darbuotojų rūmus, kur dabar prezidentūra būdavo muzikos vakarai, buvo. Labas Arūnai. Labas. Labai malonu pamatyti tave čia Litexpo parodų rūmuose. Na, Arūnai, papasakok, ką atstovauji ir kokiu tikslu būtent kultūros darbuotojai yra čia? Mūsų tikslas propaguoti kultūrą, kuri varomoji jėga viso ko yra. Atstovaujame
Užrašas kalba už save, mes esame dzūkai, girių karaliai. O kad ta giria plėstųsi, kad žaliuotų, mes šiais metais sodinam Dzūkijos girią, dainų girią. Nes šiais metais vyks taip pat Liepos mėnesį šimtmečio dainų šventė. Tai vat, būtent šiai šventėj mes ir pažymėti, norim pasodinti ir užauginti dainų girią. Tai vis tik tai studijos 5 metų Žemės ūkio akademijoje nenuėjo veltui. Nenuėjo veltui ir savo įgytas žinias aš pritaikau kultūrai, nes dirbu Lazdijų kultūros centre direktoriaus pavaduotoju. Na, o aš pasinaudosiu progą tuo, kad Arūnas mano kursiokas, mes kartu mokėmės ir turbūt kartu galim perduoti linkėjimus 92 metų inžinierių fakultetui absolventams linkėjimus. Taip? Taip. Būkite visi sveiki, linksmi, laimingi ir viskas bus gerai. Ačiū labai. Čia buvo Vilniaus televizija ir aš, Andrulėnas Zenonas. Mes jūs norim pakviesti į Švenčionis, kadangi Švenčionis yra vaistažolių sostinė, tai maloniai kviečiame birželio 7 dieną į vaistažolių rinkimo čempionatą, kuris yra vienintelis Europoje. Kai važiuosite iš Švenčionis, atvažiuokite ir į Pabradę, pas mus labai gražus kraštovaizdis. Užsukite į Pabradės kultūros centrą. Ten turime orkestrų festivalį, pučiamųjų orkestrų festivalį, sidabriniai vasaros akordai. Taigi aplankykite. Labadiena. Kalbinu Vytauto Kernagio fondo atstovę. Nereikia turbūt prisistatyti, sakykit, Eglė, jūs platinat tėvelio fondo kažkokias tai prekes, taip? Ne kažkokias prekes, mes platiname tai, kas leidžia žmonėms nepamiršti Vytauto Kernagio arba supažindinti tuos, kurie dar galbūt nepažįsta muzikos. Sakykit, jūs esate išleidę tai, ko dar nėra girdėję esant gyvam Vytautui dar? Taip tikrai yra ir beje mes turime, plokštelių nebeturim, bet yra kompaktiniai diskai išleisti 70-mečio proga. Ir čia yra tokia daina, vadinasi Tu esi man. Ir būtent šitos dainos žodžius ir natas brolis mano visai neseniai atrado, tvarkydamas tiesiog tėčio archyvus. Ir tuomet Ąžuoliukas šitą dainą įrašė ir tai yra daina neatliekama Vytauto Kernagio, bet parašyta jo ir tokia, kurios žmonės nežino, bet labai graži. Aišku. Tai ačiū Jums labai. Čia buvo Vilniaus televizija ir aš, Andrulėnas Zenonas. Būdami kartu šitoje bendruomenėje, šokančioje ir dainuojančioje, jie turbūt mums nori pasakyti, kad tai yra jų tautiškumo, jų kaip visuomenės pagrindas.